Pirmąją Lietuvos krepšinio lygos finalo serijos akistatą Kauno Žalgiris pradėjo užtikrintai, namuose sutriuškino Utenos Juventus krepšininkus. Tačiau istorinį sezoną išgyvenančio Utenos klubo treneris Laimonas Eglinskas namuose žada surengti atkaklesnę kovą. Nemuno saloje startavo istorinė Lietuvos krepšinio lygos finalo serija. Joje čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris priėmė pirmą kartą klubo istorijoje į finalą patekusi Utenos Juventus klubą. Nors pačioje rungtynių pradžioje Laimono Eglinsko auklėtiniai dar išlaikė tempą, netrukus Ąžuolo Tubelio vedami žalgiriečiai atsiplėšė ir visiškai perėmė rungtynių kontrolę, uteniškius įveikė 107-75. Tomas Masiulis džiaugiasi auklėtinių gynybą, tačiau pabrėžė, niekas dar nebaigta. Nesvarbu, tu 20 ar daugiau taškų laimė, vis tiek vienas taškas, už tai taip pat. Džiaugiamės iškovoję pirmą tašką, bet žinom, pačiu tenoj nebus lengva. Kauniečiai iškovojo 33 pergalę iš eilės, tačiau Masiulis priminė, kad Juventus atkrintamosiose jau įveikė FIBA čempionų lygos čempioną Vilniaus Rytą ir Europos taurėje besivaržantį Klaipėdos Neptūną. Tuo metu uteniškių treneris Laimonas Eglinskas pabrėžė, namuose komanda sieks parodyti kitą veidą. Būsime fiziškesnė ir manau, kad jau ir tų klaidų tokių išvengsime, kurios buvo tikriausiai dėl to, kad visgi jautėm kažkokią įtampą, kurios neturėtų būti bent jau mūsų komandai. Nes mes tikrai neturime ko prarasti. Utenos komanda gyrės vienas Kauno Žalgirio lyderius Silveinas Francisko sakė, kad finalo serijoje svarbiausia susikaupimas. Svarbiausia buvo susitelkti. Taip, fiziškumas mums labai padėjo, bet Juventus yra gera komanda. Matosi, kad jie gerai jaučia vienas kitą, turi daug talentingų žaidėjų. Todėl nesvarbu, su kokia komanda žaidžiame. Negalime jiems leisti parodyti savo geriausios pusės. Šį vakarą 18 taškų pelnęs vienas iš Utenos komandos lyderių Maksvelis Luisas taip pat pabrėžė Žalgirio fiziškumą. Taip, jie buvo fiziškai pajėgesni. Mes šiek tiek pasitempėme antrojo kėlinio metu, bet kai supratome, kad turime būti pajėgesni, jau rungtynės buvo įpusėjusios ir buvo per vėlu. Su jais fiziškai žaisti reikia nuo pirmos rungtynių sekundės. Tuo metu artėjant sezono pabaigai Francisko dar kartą pabrėžė. Be LKL titulo apgynimo jo didžiausias kito sezono tikslas praverti NBA lygos duris. Aš vis dar galvoju apie NBA lygą. Tai vis dar svarbiausias mano tikslas. O kaip viskas pasisuks, žiūrėsime. Visi daug kalba, tačiau man dabar svarbiausia šie finalai. Vėliau žiūrėsime. Antras finalo serijos rungtynės ekipos žais antradienį Utenoje.